Ir mes tada šokam prie skaidrių. Ir aš tada pristatysiu. Taip, tai susitvarkysiu dar čia. Pasidarysiu taip, kad būtų patogu man matyti skaidres ir startuosime. Ir šiandien dienos webinaro tema - būti matomai, autentiškas savęs pozicionavimas pagal astrologiją. Ir šiandien pakalbėsime apie ascendentą. Vieną iš tokių rodiklių, kuris irgi pakankamai svarbus, bet visada žiūrime tokias temas kompleksiškai. Bet jau šiandien irgi, jeigu žiūrėjote, žinote, kokiame ženkle yra jūsų ascendentas, tai va šiandien jau informacijos jūs gausite, kaip save reprezentuoti reikia į pasaulį, kad tas pasaulis jūs priimtų tokiomis, kokios jūs esate iš tikrųjų. Va, tai webinaras bus apie tai, kaip gimimo žemėlapio pagalba pamatyti tas savo autentiškas savybės, parodyti pasaulį ir kaip gerai jausis, kai ir pačios gerai jaučiatės. Ir pasaulis sako, o, jinai yra tikrai tikra. Nors žemėlapį, žinoma, tų elementų yra daug daugiau, bet ascendentas yra ta vieta, kaip sakoma, kad pagal išvaizdą sutinka, o pagal protą palydi. Pirmas įspūdis, kokį žmogus palieka. Ir jeigu yra, sakykime, ant žmogaus užkrauti kažkokie tai kitokių žmonių lūkesčiai, tas ascendentas yra iškraipytas, tai po to ateina tas, manęs nemato, manęs negirdi, manęs nesupranta, mane kažkaip kitaip žiūri, aš tarsi ir darau viską kaip priklauso, o vis tiek nėra to matomumo mano, regimumo ir panašiai. Tai štai, pradėsime mes nuo to vieno jau rodiklio. Ten, žinoma, reikia žiūrėti daugiau. Aš jums po to irgi papasakosiu, visą planą parodysiu, kas yra svarbu ir ką galima pamatyti. Šiaip pagal žemėlapį gimimo galima pamatyti praktiškai viską. Kokią temą be paimti, nuo kaip man rengtis, iki kokį vyrą pasirinkti, kaip vaikus auginti, kokie mano ten vaikai, kaip save pozicionuoti, kaip save atrasti, kokia yra paskirtis. Bet koks klausimas, astrologija beveik į bet kokį klausimą gali atsakyti. Labai mažai yra klausimų, kai nėra atsakymo. Gerai, šuoliuojam toliau. Būti matomai. Webinaro trukmė aš planuoju taip valandą pusantros. Aišku, aš tokia pleputė pakankamai esu, tai galiu pati užtrukti, ar jeigu bus kokių klausimų, tai galbūt truputį ilgiau užtruksim, bet taip orientuokitės valanda pusantros. Mikrofonus, jau matau, kad visi išjungti, jeigu kažkas įsijungs, aš išjungsiu. Į klausimus aš atsakysiu pabaigoje ir dar pristatysiu papildomą pasiūlymą. Tai štai, čia yra ascendentas. Kas pažįstate, jau esate matę savo žemėlapius, žinote, kad ascendentas visada kairėje pusėje. O čia aš jį apibrėžiau ir jis taip ir vadinasi gimimo žemėlapiuose ASC. Kas bandėte daryti savo žemėlapius pirmą kartą, aš jums programas įkėliau, per kur galima pasižiūrėti, tai visada žiūrėti šitą vietą ir ženklelius irgi įkėliau, kaip atrodo, tai pavyzdžiui, čia ascendentas yra mergelės ženkle. Toks M raidytė su uodegėlė į vidų. Jeigu skorpionas, tai M raidytė su uodegėlė į išorę. Tai čia yra mergelės ženklas, žemyn eina svarstyklės, toliau skorpionas, taip atrodo, šaulys, ožiaragis, vandenis, žuvis, avinas, jautis, dvyniai, vėžys ir liūtas. Tai štai, jeigu jūs jau nusistatėte savo ascendentą kokiame ženkle, tai jūs tada tą informaciją, kokią reikės, toliau gausite. Jeigu nenusistatėte dar, tai paklausykite po webinaro, ten mano yra nuorodos, įlyskite trumpai ir pasidarykite savo žemėlapį ir pasižiūrėkite pagal lentelę, kokiame ženkle yra jūsų ascendentas ir irgi galėsite tą informaciją prisitaikyti. Toliau dar truputį apie ascendentą. Tai yra vartai, per kuriuos mes gimėme ir atėjome į šį pasaulį. Tai yra ta energija, kurią mes nusispalvinome. Tai yra pirma energija, pro kurią mes atėjome į šitą pasaulį. Ir saulė gali būti, sakykime, tas žemėlapis yra, saulė čia pavyzdžiui yra vandenio ženkle, mėnulis yra avino ženkle, taip, žmogus tai yra jo branduolys.
Jisai bus pagal Saulę turės savybės, pagal Mėnulį turės savybės, savo bazinius poreikius pagal Mėnulį turės. Bet va tas ascendentas irgi įeina į asmens branduolį ir kai, sakykime, yra nustatomos kokios gi ir vyraujančios pas žmogų energijos, visada priskaičiuojame ir ascendentą. Kad pavyzdžiui, žmogus va čia turi Saulė yra vandenyje, reiškia oras, jeigu yra Mėnulis avine plus ugnis, o ascendentas yra mergelė yra žemės ženklas, plus žemė. Visada yra įvertinama. Ir pirmi vartai, vad žmogiukas gimsta ir jis turi kažką tai mergeliško. Ir jis eina per gyvenimą ir žmonės va šitą mato, va tas mergeliškas savybės ir nori matyti tą žmogų daugiau mergelę nei ten Saulė vandenyje arba Mėnulis avine. Saulė ir Mėnulis yra vidinės psichologinės savybės žmogaus. Koks jisai yra, kaip jis save išreiškia, kaip parodo, kaip jaučiasi. O štai ascendentas yra jau aplinkybinis fonas, kaip jisai atrodo kitiems žmonėms. Tai vat būtinai ascendentas turi būti visada įvertintas, koks tas žmogus. Atrodys ramus, vat pavyzdžiui su mergele, toks įsižeminęs, nu kur čia Saulė vandenyje ar ne, išplaukęs ten kažkur savo kažkokios tai fantazijose daugiau. Toks pagal Mėnulį vis norisi kažko greitai, o žmonės vis dėlto daugiau mato va, tas mergeliškas savybės, kad jis kaip ir ramus. Ir mes į pasaulį išeiname, jeigu mes užsidedame, sakykime, tą apsiaustą ar kaukę ar kaip, vat mergelišką, tada eini ir žmonės priima, kad tas žmogus yra natūralus. Štai dar įkelsiu tada ir jums parodysiu šitos ženklelius. Mergelė ten buvo tokia su M raidytė. Kas jau žinote, tai jau faina. Kas susidūrėte su astrologija, kas visiškai dar ne, tai vat bus jums paruoštukai, kad jūs suprastumėte apie save. Toliau truputį dar pristatysiu ir save, kas aš tokia esu, kodėl apie tai kalbu. Esu diplomuota astrologė, sertifikuota astropsichologė ir čia gilinimasis į psichologinius dalykus pas mane eina vis gilyn, gilyn ir gilyn. Todėl, kad aš manau, kad visi reikalai, kokie yra pas žmogų vyksta gyvenime, yra sukurti, sudarytos sąlygos kažkokiams ateiti aplinkybėms iš psichologinės žmogaus pusės. Todėl mano pakraipa yra psichologinis žemėlapių nagrinėjimas. Kiekvienas astrologas turi savo kažkokias sritis, į kurias jis eina labiau. Pas mane va čia yra pagal mano žemėlapio duomenis, pagal mano vidaus pajautimus. Aš ieškau ten tų visokių priežasčių ir vaikystės traumų kapstau ir kaip su jomis kažką daryti, dirbti. Jeigu aš pati galiu duoti ten, sakykime, kadangi neturiu ten to psichologinio išsilavinimo, paprastomis praktikomis papildomai, kad greičiau praeitų, kad lengviau praeitų. Jeigu žmogus, sakykime, jeigu yra sudėtingesnis atvejis, aš visada siunčiu į psichoterapiją žmonės. Bet aš pasakau, sakykime taip, diagnozuoju labai tiksliai tą problemą, su kuria rekomenduoju eiti kažkur tai, nes kai nueinama į psichoterapijas, ten gali būti labai ilgi procesai, metų metais lanko, niekaip neužkabina, žmogus neparuoštas, o aš tiesiog pasakau, eini su šituo ir su šituo, tikslingai pasakote, ką norite pradirbti ir dirbate. Aišku, aš tam truputį nubraukiu honorarus tiems specialistams, bet. Toliau naudoju metaforinės asociatyvinės kortas irgi, čia irgi yra psichologiniai dalykai su kortomis, kai jau irgi reikia kažkur tai giliau nueiti. Po to konsteliacijų praktikai esu irgi naudoju darbe. Ir, sakykime, mentorystės programa pas mane vyksta, tai mes su mergaitėmis jau pradėsime ir eiti į giminės sistemas, pratempinėti ten energijas. Tai vat irgi bus, kartais aš tai irgi naudoju, jeigu yra poreikis. Autorinių programų, dirbtuvių autorė esu, ne vienos jau daugiau jų turiu, tai vat man patinka kurti tokias programas, kaip ir va šita va programa irgi. Man toks atrodo saldus, įdomus dalykas nagrinėjimui. Ir vat norisi irgi jums pateikti, kaip per astrologiją irgi galima pamatyti, o kaipgi man tam pasauliu pasirodyti, kaip man pritraukti sekėjus ir kaip man save pateikti. Toliau Mėnulės klubą turim mentorystės programą irgi, 8 mergaitės, dirbome mes su jomis jau 3 mėnuo, 3 pilnai dirbame, dar 4 mėnesiai. Turiu akademiją, turiu studenčių.
ir turiu 12 jau metų patirtį dėstymo andragogo kvalifikaciją pas mane. Ir, aišku, yra studijos psichologijos vis gilyn, gilyn ir gilyn. Taip, žygiuojame toliau. Taip. Dabar, kodėl iškilo ta tema ir kodėl man norisi pasidalinti tokia patirtimi, nes paskutinius porą metų aš labai intensyviai stebiu save, stebiu socialinių tinklų visą tą dalyką. Algoritmus ten nagrinėju. Per praeitus metus turėjau konsultaciją su 5 marketologėmis, buvo labai įdomu su kiekviena savaip, kitaip ir turėjau ne metus, pusę metų, daugiau truputį, dar turėjau ryšį su prodiuserė, kuri irgi aiškino man visus šitos niuansus, bet manęs netenkino va tie rezultatai, kuriuos jos duoda, nes mano manimu jos neįeina į mano tokias būsenas. Visada yra pristatomi kažkokie tai marketinginiai reikalavimai, kad algoritmai dirba taip, anaip ir kitaip, ir man to rezultato nebuvo su jomis kažkokio tai wow, kokio aš norėčiau. Ir aš ėmiausi tada pati nagrinėti savo žemėlapį ir žiūrėti, kaip kas eina, praeina ir kaip vyksta, sakykime, su mano pačios tuo prastumimu socialinėje toje rinkoje, sakykime taip. Tai. Ir kai aš pradėjau daryti taip, kaip man atrodo, man pradėjo eiti rezultatai. Ir tai, ką aš esu surinkusi savo sekėjų skaičių, visi jie yra organiniai, taip vadinami, kai aš nesu pirkusi reklamų, nesu ten kažkokiu tai dariusi stebuklų, nesu samdžiusi specialistų, o viską, kaip sakoma, augimas vyko organiškai, gražiai ir su labai tenkinančiu mane rezultatu. Ir čia buvo savo žemėlapio nagrinėjimas, stebėjimas, testavimas, mes kai dirbome ir su prodiuserė, jinai irgi viskas yra testuojama visada. Eina, neina, kažkas kabina pas žmonės, kažkas nekabina. Ir čia testavimas. Ir aš labai daug vairių pratestavau metodikų pati ir atradau va, tą savo tokį irgi, kaip tai veikia. Ir kaip tai galima per žemėlapį pamatyti ir pritaikyti. Tai va toks atliktas buvo poros metų mano tyriamasis darbas ir dabar man susiformavo ir ta tokia patirtis, kurią aš irgi noriu pasidalinti. Tai štai, kas liečia visus algoritmus, ten specialisčių irgi stebiu labai daug, turiu keletą, kurios mano manimu tikrai kalba labai teisingus dalykus, bet tik keletą, nes daugiau ten vyksta kopijavimas vienos nuo kitų arba pasenusios informacijos įkelimas. Algoritmai yra iš tikrųjų nenuspėjami. Jie gali vieną dieną tave iškelti, kitą dieną dėl kažkokių tai priežasčių numušti. Štai visai neseniai buvo man banas 7 dienos šitamgi messengerį, aš negalėjau artimiesiams rašyti žinučių, nes kažkokią tai, ar tai aš padariau kiberataką, arba man padarė kiberataką, taip ir nesupratau, jų ten algoritmai, šitie dirbtinis intelektas niekaip nesugebėjo man paaiškinti, už ką man banas. Jis nesuprato, jis nematė priežasties jokios, žodžiu, aš likau ant ledo tom 7 dienom ir savaime aišku, viskas nuvažiavo, reitingavimas visas mano puslapio irgi žemyn. Tai va tokie bajeriai kartais, net ne kartais, jie būna gana dažnai ir, nu, tie algoritmai, aš nesutinku su tuo, kad jie yra ten nuspėjami, kad jie yra ten ir jie dar ir keičiasi ten kas mėnesį, vis kažkokie nauji pristatymai. Pasižiūrėkite Facebookas, ką jis daro kas mėnesį, vis kitaip paspausti laiką galima, paspausti, parašyti komentarą ir ten, žodžiu, yra labai labai didelis chaosas, mano manimu. Tai štai, ir vienas, sakykime, postas gali šoktelti ar rilsas ten begalį peržiūrų, milijonas peržiūrų, o kitas tokia pat tema, stilius panašus, gali būti ten 300-500, nu maksimum kokie 5000. Tai štai. Žodžiu, bet reikia daryti reikia ir geriausia tai yra, kad užkabinti kitus žmonės, kad jūs žiūrėtų, tai viską daryti pagal tai, kokios energijos yra jūsų viduj. Dar va čia tokį irgi skaidrę padariau, kad perka ne pas tuos, kurie turi daugybę stebėtojų draugų, čia irgi yra mitas, marketinginis mitas, kad reikia susirinkti ten 100 000 arba 40 arba 50 tam, kad, sakykime, pardavimus daryti.
Nėra pas mane nei 40, nei 100, o pardavimai aš tikrai nesiskundžiu, vos spėju juos susitvarkyti. Vis vieną dieną atsilieku. Su, kaip jokios viena, vis man pritrūksta vienos dienos. Štai, ir ten, sakykime, kai pradeda reklamuoti, kad aš surinkau milijoną peržiūrų, o vaizdelis tik tai yra su maudimuko demonstracija, tai žinoma galima surinkti didelės peržiūras, bet ar tai bus kažkokia nauda, ten gali būti peržiūros iš Vidurinės Azijos didžiulės. Čia dar irgi būna su tomis peržiūromis įdomiai, kad galima stebėti statistiką, kiek ten peržiūri Lietuvoje, o kiek peržiūri kažkur kitur. Ir vienas mano rilsas buvo įdėtas ir kažkokie labai keisti laikai, nelietuviškai pradėjo eiti ir aš pasižiūrėjau statistiką, kažkodėl mano tas rilsas buvo nuneštas į Kazachstaną. 80% peržiūrų Kazakstane. Tai tokį rilsą aš jau trinu lauk. Matote, algoritmai, lokacija yra nustatyta Lietuvoje, visada aš dar papildomai įkeliu lokaciją, bet kažkodėl tai ėmė šitie stebuklingi algoritmai ir nunešė, nu neaišku kur, tai. Tai tokius būna, girdėjau, ir į Kinijas išneša, ir į kažkur tai peržiūros atrodo labai didelės, o jos nieko nereiškia iš tikrųjų. Arba jeigu tai yra nepardaviminis, nieko neparduoda, yra labai didelės peržiūros, tai kartais ir sekėjų ateina tikrai daug, o po to jie pradeda kažkur tai birėti. Tai, sakykime, toks Instagramas, tai iš viso yra stebuklų laukas, kai vieną dieną ateina 50, kitą dieną išeina 30, kitą dieną vėl ateina 20, išeina 10. Nu, ten toksai, kaip sakau, kryžkelė yra, kai daug ateina, daug išeina, kažkas pamiršta ir tos peržiūros vėl ten. Tai tokia yra realybė. Ir, sakykime, tai aš kalbu iš savo patirties. Galbūt pas kažką yra kitokia patirtis ir galbūt jinai yra geresnė. Tai štai, bet viskas pradėjo tvarkytis tada, kai aš tiesiog pradėjau naudoti pagal save, ar ne, pagal savo, visiškai, kaip sakant, nusispjoviau į visus tuos algoritmus, į tuos reikalavimus, marketinginės taisyklės ir pradėjau kelti taip, kaip man atrodė. Po to aš pradėjau žiūrėti, kas kaip veikia, sujungiau su savo žemėlapiu ir žiūriu, kad rezultatas tame yra. Rezultatas yra kame? Yra pardavimuose. Yra matyme. O čia yra svarbiausia, dėl ko aš dirbu socialiniuose tinkluose. Tai štai, ne pas tuos yra pirkimai, arba sakykime taip, yra kai kurie nori būti blogeriais, jie specialiai augina tam tikrą auditoriją, augina labai didelius skaičius. Kam? Tam, kad po to, sakykime, jie reklamuoja už pinigus kokius tai produktus. Bet čia truputį ne apie tai aš dabar kalbu, čia yra kita kategorija, dėl ko yra auginami stebėtojai. Jeigu jūs darote savo pardavimus, tai kartais tas stebėtojų didelis kiekis yra naudingas tuo, kad na, iš to didesnio kiekio ateina vienas kitas, taip, 10, 20, bet vėlgi yra dar toks niuansas, kad pastoviai tada reikia tų stebėtojų kiekį atnaujinti vis iš naujo, todėl kad jie jau kaip ir viską pamatė, nusipirko ir nebeįdomu. Tai čia yra dabar dar kalba apie lojalumą irgi. Tai svarbu ne daugybė stebėtojų, o svarbu, kiek jų yra lojalūs jums ir yra pastoviai perkantis. Eina pas tuos, perka pas tuos, kuriais pasitikima, kurie yra natūralūs ir perteikia savo vertybės. Va čia rilsas, milijonas peržiūrų, pardavimų 0. 100 000 sekėjų, ateina tų sekėjų dar po 10 000, faina, o štai dabar jeigu reikia kažką parduoti, pardavimų yra 0, taip? Nes populiarumas nėra lygų pasitikėjimas. Fainas rilsas ir kur pervesti pinigus yra didelė praraja, o tiltas yra pasitikėjimas. Ir jeigu žmogus dar transliuoja ne savo energijas, transliuoja ypatingai kitų žmonių lūkesčius arba norą perspjauti kažką, tai aišku praraja tam tik tai didėja. Štai, ką reiškia, ne pagal savo energijas, kai filmuoti nereikėtų, tai nepadės. O žmogus filmuoja, nes pasakė, reikia filmuoti rilsus, nes dabar algoritmas reikalauja rilsų. Dabar rilsai jau netaip svarbu, dabar labai svarbu karuselės. Žmonės pradeda masiškai daryti karuselės ir vėl rezultato 0. Čia apie Instagramą kalbant.
Va. Ir kažkas pasako vėl, kad daug sekėjų 1000 tai yra nelygis. Ir taip jau yra didžiulis pergyvenimas, kad tas 1000 nelygis, o kartais 1000 sugeneruoja didesnės pajamas nei ten, sakykime, 50 tūkstančių. Irgi tokių pavyzdžių irgi turiu. Va, kad ir žiūrima pagal algoritmus, ten 2 į dieną tokius, ten 5 per savaitę tokius. Čia irgi tie algoritmai keičiasi, gali nespėti pagal sekti irgi tuos dalykus, nes jie labai dabar dažnai keičiasi. Yra ten kokie tai pagrindai, bet. Dabar yra paskutinis, kad jeigu pas tave sekėjų iki 10 tūkstančių, tai tada tave stumia aukštyn. Arba ten buvo mada tokia, irgi žiūrėdavau, pati dariau, kai mokiausi, kad padaryk tuos 3 nustatymus ir tada taip tau šoktas į viršų. Na, tiesiog čia diletantai tokius dalykus siūlo, tai taip ir gaunas po to. Štai. Vieniems reikia rodytis, kitiems nereikia rodytis, kitiems reikia su pseudonimu. Sakykime, tų pačių astrologių kartais aš pasižiūriu ir nesu mačiusi niekada veido astrologės. Visada kelia tik tai kažkokius tai paveikslėlius, ar ne? Ir labai teisingai daro, bet pas ją yra sekėjų be proto daug, tų patiktukų daug, komentarų daug ir žmogus yra populiarus. Visiškai veido nefilmuoja jokių rilsų, nerodo jokių veidų, o stebėjimas yra didžiulis. Tai žmogus žino, ar ne, kaip save pateikti. Kartais nepateikiama yra ne dėl to, kad taip nereikia, o dėl to, kad yra baimės. Tai vat apie baimės čia yra truputį atskira kalba. Kai, sakykime, pasakai, būtinai tau reikia išeiti į viešumą, būtinai tau reikia vesti socialinę komunikaciją ten kuo daugiau, ir sako, aš bijau save filmuoti. Va tada jau reikia tvarkyti su baimėmis. Na ir štai, jeigu kažkas jau žinote, taip, jau pagrindą, kaip ir pasakiau, vat pasakiau tai, ko nereikėtų bijoti, kad pas mane mažai žmonių, ar ne? Organika yra pats geriausias būdas auginti irgi. Atrasti va tą būdą, kuris yra patogiausias, geriausias, tinkamiausias, va yra labai labai svarbu. Nebūtina filmuoti, jeigu nereikia filmuoti. Nors kaip ir mada yra, kad tu būtinai turi filmuoti rilsus ir ten, nežinau, 15 į dieną, ar ne? Nors prasimuša būna, kurie nufilmuoja, tai yra irgi sunkus darbas, ar ne? Ir nufilmuoti, ir dar ten viską sumontuoti normaliai, kad būtų, taip. Kam reikia, tas turi daryti. Kam tai visiškai netinkama forma, netitinkama, arba, sakykime, reikia, bet kokius juos filmuoti, irgi, vat, galima pasakyti iš žemėlapio. Gerai, taip. Na kągi, pradėsim, tada prabėgsime per, jeigu yra ascendentas kažkokiame ženkle. Pavyzdžiui, jeigu jūs žinote, tai gerai, jeigu dar nežinote, pasižiūrėti galite paruoštukus. Aš daviau, kaip įlysti ir savo žemėlapį pasidaryti, irgi ten yra. Tai štai, jeigu ascendentas yra avine, savaime aišku, toks žmogus turi būti kovotojas. Turi jisai konkuruoti. Turi jisai save rodyti ryškiai. Va čia yra, kadangi ascendentas yra atsakingas ir už stilių, tai aš surašiau, koks tas stilius turėtų būti. Jeigu, sakykime, pas jūs neįprasta tie aukšti kulnai, arba, sakykime, ten labai seksualus įvaizdis, kaip ir nelabai aš jį mėgstu, tai galima tikrai padaryti kitaip. Galima spalvą kažkur tai raudoną įterpti, galima apsirengti ten trumpesnį sijoną arba kokie tai aptemptesni džinsai. Jeigu, sakykime, aš einu, filmuoju, kalbu ir kažkokius tai kuriu. Už pačius rilsus, kokio tipo, sakykime, filmuoti ar kokį vesti Instagramo tinklelį daryti, ascendentas ne visai apie tai. Ten yra kiti rodikliai, bet, sakykime, aš noriu nufilmuoti kažką, tai aš noriu pasirodyti, tai va tokių elementų turėtų būti. Reiškia, žmogus transliuoja savo energiją, tą tikrąją energiją, kurią pasaulis nuskaito kaip tinkama tam žmogui.
Tai veiksmas yra veiksmas, turi būti veiksmo, važiuoja, juda, eina, bėga, nestovi vietoje, nėra, sakykime, aš kaip pavyzdį paimsiu Reelsą, nu, sakykime, žmogui reikia įfilmuoti, kažkokį tai padaryti nebūtinai Reelsą, video nufilmuoti, kaip toks žmogus, kurio ascendentas savinė, turėtų tai daryti. Greitai, spontaniškai, kažką veikiant, kažką judant, kažkaip krutant ir kažkoks toksai, vat, pagal stilių. Gali būti nebūtinai, vat, kaip ir sakiau, ryškus kokie, seksualūs, gali būti military, tai yra spalva atitinkama. Truputį tokiais vyriškais elementais pasipuošimas gali būti. Spalvos, vat, yra bordo, juoda, raudona ir tada žmogus atrodo kitam natūraliai. Jau vat, vien tas įvaizdis jo, koksai kaip jis save pateikia. Bandyti eksperimentuoti, būti pirmam, atstovėti, konkuruoti ir vat apie tai tarsi kalbėti, net jeigu, pavyzdžiui, aš noriu save pristatyti kaip kirpėją, tai turi būti, nu, kažkas tai greito, kažkoks tai tokie, žinote, jeigu filmuoti filmukus, tai toks vaizdelis, toks, bet ten, kur žmogus pats save rodo, turėtų būti. Vat kerpa žmogų ir iš vieno šono pafilmuota, iš kito šono, iš trečio šono, ten, kur apeina. Vat toks turi būti vaizdelis gana greitas, kad ten vyksta veiksmas, žmogus nekalba flegmatiškai, stengiasi kalbėti kažkaip tai greičiau, ryškiau, nu, aišku, yra sudėtinga, jeigu Merkurijus, pavyzdžiui, yra kokiausia žuvyse, bet reikėtų tada vis tiek treniruoti ir pagalvoti, kaip aš galiu save pateikti greičiau. Va, kaip atrodo ascendentas savinė, ryšku, pakankamai raudona, juoda, seksualu, nebijoti savęs rodyti, bet galima ten, sakykime, kaip ir sakiau, jeigu nesinori tokio ryškumo, aiškumo, rodyti savo ten privalumus, tai galima ten paimti kokį military stilių arba apranga irgi sportiška, sportinė daugiau. Kažkoks tai elementas. Galima apsirengti juodą suknelę, o užsirišti kaklaskarę, pavyzdžiui, ryškiai raudoną. Ir tai jau duoda tos saviniškos energijos. Toliau, jeigu ascendentas jautyje, pagrindinis žodis yra stabilumas ilgai ir nuobodžiai. Žmogus pateikia save kaip stabilų, kaip atsakingą, kuris nedaro kažkokiu tai didelių greičių, bet jisai kalba, nu, kad vat klausaisi to žmogaus ir supranti, kad va čia yra stabilus žmogus, kad jis yra atsakingas. Galbūt jisai nepadarys greitai, bet jisai tikrai padarys iki galo. Vat reikia sukurti va tokį įvaizdį. Net jeigu nesigauna padaryti iki galo, yra ten kitos planetos, taip, bet pateikti save reikia būtent taip. Ir stabilumas apie išteklius, apie materiją, aiškus stabilus rezultatas. Sugalvojau, padariau rezultatas. Reiškia, jeigu mes įmame, kai filmuojame save, tai va ten turėtų taip būti ir pateikta. Aš sugalvojau, aš padariau ir prašau rezultatą turiu. Jeigu avinuks tenai palekiojo, aišku, irgi kažkokius tai rezultatus rodo, bet ten nėra akcentas pats stipriausias va į tai. O čia kaip tik aspektas, akcentas, atsiprašau, turi būti į tai, kad tai bus stabilu, tai bus patikima, tai bus tvirta pagal jautuką. Taip? Ir jeigu įmame stilių, irgi vat yra tokie ramus, moteriški įvaizdžiai, patogumas, kokybė, visame kame turi būti ta kokybė. Save parodyti vat iš tos kokybiškesnės pusės. Klasikiniai audiniai, jokių ten kažkokių ryškių, beprotiškai rėkiančių spalvų ant savęs nereikėtų ten dėti. Nu va, čia yra irgi va pavyzdys, viskas lygų, tvarkinga, gražu, stilinga, spalvos, na va čia tokia raudonesnė, tai aišku pas Jessica Alba yra ir kitų planetų, kurios už tai atsakingos, bet suknelės, o tokios va suknelės, žemiau kelių suknelės, nemini, jeigu avinukas ten apie miniakus daugiau, tai jautukai jau daugiau tokie klasikiniai tokie rūbai, juostelės, kaspinėliai, gali būti kaklaskarės, gali būti dirželius labai, vat, jautiška ties liemenių, išryškinantis liemenį. Tai yra jautiška va ta energija.
Jeigu dvyniai pagrindinis žodis yra komunikacija, daug kalbėti. Va čia daug save kalbėti, save reprezentuoti, save rodyti, save demonstruoti, irgi judesys turi būti nesustingimas vienoje vietoje, o tiesiog toks judrumas, va kaip aš irgi matote judu, nes pas mane yra ascendentas dvyniuose, taip, daug kalbėti, daug rodyti, daug plepėti, netgi, sakykime, galima papletkinti, pas ką ascendentas dvyniuose, irgi tai bus priimta kaip normalus dalykas. Žodžiu, labai daug kurti faktus, informaciją iš sudėtingos paversti kuo paprastesnę. Tai va aš šitą irgi mokausi, kad jums kuo paprastesnę pateikti informaciją, nesudėtingai, aiškiai, konkrečiai, logiškai paaiškinti. Vat aš išeinu su tokia be tų tokių sudėtingų žodžių, sudėtingų sakinių ar sudėtingų kažkokių tai interpretacijų. Kaip tik galiu paimti kokią tai sudėtingą sakinį ir jį paversti kuo paprastesniu. Štai šviesus visokie geltoni, šviesiai mėlyna spalva, čia yra šviesumas, jaunimo stilius, mokyklinis, paaugliškas, džinsai, nebrangus gali būti rūbai, aišku, irgi priklauso nuo to, sakykime, yra dar kas yra svarbu, ką žiūrėtumėme per praktinės dirbtuves, tai pavyzdžiui, ascendentas dvyniuose valdovas yra Merkurijus. Ir mes tada žiūrėtumėme, kur tas Merkurijus gyvena. O čia grįšiu aš truputį žemėlapį, šitą, kur buvo kaip pavyzdys. Va, pavyzdžiui, ar ne, kaip ir sakiau, mergelės valdovas, ir dvynių ir mergelės valdovas yra Merkurijus. Ir mes dar turime žiūrėti, jeigu dar giliau norime, kur tas Merkurijus randasi. Ir čia Merkurijus randasi 4-5 būstas. Tai va, irgi, va čia būtų gerai irgi atkreipti dėmesį, kas žinote. Tai kaip daryti, kur tai daryti. 4 būstas filmuoti namuose. Taip, 4 būstas apie namus, rodyti iš namų kažkokius tai dalykus. 5 būstas kažkokios pasilinksminimų vietos, kur yra gražu, kur yra smagu, kur yra kokios tai aikštelės, žaidimų, pramogų ir panašiai. Kodėlgi ne, ar ne? Daugiau aš filmuoju, sakykime, ten. Aš tiesiog tą filmavimą paimu jums kaip pavyzdį. Tai štai ir žinoma yra, jeigu mes einame toliau, labai svarbu, va, prie Merkurijos yra prijungtas Jupiteris, ar ne, tai sakykime jau tas rūbas pigus, na ne visai pigus, kažkoks aksesuaras, pavyzdžiui, galėtų būti brangesnis. Mes aspektus irgi turėtumėme įvertinti, tik tai tiek, kad šiandien aš labai taip gana siaurai paimu. Bet kas išmanote va tos astrologinius dalykus, žinote planetas, tai galite laisvai prijungti, pasidaryti ir susidėti tą visumą. Nes kaip ir minėjau, vienas rodiklis, jisai yra svarbus, bet kas dar yra prijungta ir ten giliau įlysti irgi yra labai įdomu. Štai, na va čia aš. Matote, yra raudonų atspalvių, tai yra, reiškia, prijungta kitokia planeta, yra violetinis atspalvis, yra vėl kitokia planeta, kartais žalia spalva išlenda, kaip ir valdovas Merkurijus, bet Merkurijus turi pas mane aspektų, jisai randasi irgi kažkur tai. Toliau, jeigu ascendentas Vėžyje, pagrindinis žodis yra emocija. Va čia ar filmavimas, ar teksto rašymas, ar turi būti labai emocionalus. Išgyventi ir rodyti įvairias emocijas, kurti jaukumą. Jeigu aš pradėsiu, sakykime, su dvyniais rodyti emocijas, ten aš jūs labai ten giliai ir visa kita, tai žmonės tiesiog va, taip nelabai suprastų. O čia, va, pavyzdžiui, Vėžys, tai kurti jaukumą, motinišką atmosferą, rūpintis, saugoti, globoti. Ir net jeigu, sakykime, žmogus parduoda gelžbetonio luitus, ar ne, nu, kaip pavyzdys. Tai kaip jis tai turi daryti, pasakoti, kaip iš jų statys namą, kaip tam name žmogui bus, jums šeimai bus jauku gyventi. Va, žiūrėkite, ten dar parodo, įterpia, žinau, kaip rilsai būna, įterpia ten tuos paveikslėlius, kur ten šeima sėdi prie židinio ir dėka šito jaukumo, va, šitie gelžbetonio blokai padarė, va, kad šeima gali saugiai jaustis savo namuose, jiems būti šilta. Va, matote, įneša to tokį
tokį jaukumą, motinišką atmosferą, mes jumis pasirūpinsime, mes suteiksime jums tą, šitą ir aną, jūs ten jau, matote, vat, kaip galima, kaip pateikti galima vat, pagal ascendentą. Net jeigu tai yra vyras, jisai gali drąsiai apie tą rūpybą, sakykime, na, pateikti save. Va, čia yra, jos ascendentas yra Vėžyje, ten tų vaikų dėl to toksai irgi noras turėti labai daug, būti motina, rūpintis. Ir jeigu jinai gražiai kažkur išeina, tai jinai gražiai va taip aptemptos suknytės. Bet jeigu tai yra jos gyvenimas, jos šeima, jinai vaikšto va šitaip, su tokiais, kaip čia parašyta, yra daugiasluoksniai drabužiai, platūs, patogūs, motiniški tokie rūbai. Štai ir dingo visas seksualumas. Seksualumą jinai demonstruoja savo plutoniškus dalykus, ten su Venera, jinai išreiškia per vaidmenis. O namų aplinkoje visiškoje jinai yra, va, prašau, tarsi su naktiniais marškiniais ar ne, ir užsimetusi halatą. Jeigu liūtas, kurti, eksperimentuoti, šviesti, demonstruoti, rodyti savo, ten turi būti žmogus su savo charizma rodyti. Apsirengimas gana ryškus, demonstracija savęs gana ryški, tokia aš, visur turi skambėti tas žodis aš. Aš padariau, aš pamačiau, aš įveikiau, aš padariau eksperimentą, aš sukūriau, aš ir jūs galite, ar ne? Eina charizma žodis. Va, turi būti, nu aš tiesiog esu čia aš visur tiesiog esu aš. Gelžbetonio luitai tie patys kaip pavyzdys, ar ne, tai aš sugalvojau projektą, aš sukūriau maketą, aš išliejau, aš viską padariau, niekas kitas nieko nepadarė, tik aš. Vat savęs toksai pristatymas turi būti ir tai žmonėms atrodys ne puikybė, nu kažkam gal atrodys puikybė, bet šiaip tai jisai labai pateiks pagal save. Va, kokios ryškybės čia yra. Liūtas. Charizma. Čia nežiūrėkite, ne apie seksualumą, nors irgi galima kalbėti, liūtas vis tiek yra ugninis ženklas, bet čia daugiau yra apie tą charizmą. Kad kaip save šitos moteris be pateiktų, jos visada atrodo gerai. Toliau, jeigu yra mergelė, vat, kaip pavyzdys buvo, praktiškumas. Viskas, ką aš pateikiu, kur aš save filmuoju, aš rašau, aš darau, turi atrodyti praktiška ir naudinga. Padėti, gydyti lygiai taip pat kaip vėžys, čia yra panašios energijos. Kaip vėžiukas irgi galiu, kad tai yra pasirūpinimas jūsų patogumu, pasirūpinimas jūsų geresniu gyvenimu, kažkuo tai. Kad tai yra labai super praktiška, demonstruoti, logiškai aiškinti ir viskas labai paprastai, nesudėtingai, irgi nepateikiant kažkokiu tai sudėtingais terminais ir kažkokiais tai sudėtingais dalykais. Parodyti naudingumą. Aš kada esu naudinga? Taip, ten kaip charizma buvo, čia aš galiu jums būti praktiškai labai naudinga. Štai. Logika, paprastumas, praktiškumas ir taip toliau. Ir čia, sakykime, va, šitas veikėjas, jo ascendentas yra mergelėje, jisai kūrė labai praktiškus dalykus. Va tas jo iPodas, ar ne, tai yra labai praktiška, kai į mažą iPoduką telpa ten 1000 dainų. Jis taip ir pristatė. Viskas buvo pasikūrėma praktiškumui, naudingumui, patogumui. Va, jisai pernešė tai į savo veiklą ir jis apie tai kalbėjo, kaip pavyzdys. Kas turite ascendentą mergelę, klausykitės, kaip Steve'as Jobsas pristato savo produktus. Ir tai bus natūralu. Pažiūrėkite, džinsai, šitos juodos, kaip jos ten vadinasi, ten turbūt jis 58 jas turėjo spintoje ir keisdavo ištisai. Viskas paprasta, viskas funkcionalu, viskas nesudėtinga tarsi. Aišku, pačios technologijos, tai jos ten pakankamai sudėtingos, bet pateikimas jo visada būdavo labai paprastas. Išėjo, iPodą iškėlė ir pasakė, tai yra va tas daiktas, kuriame dabar telpa 1000 dainų. Viskas. Praktiška. Žmonėms nebereikia ten įrašinėti tų kasečių ten, kai būdavo tie grotuvai visokie, ten vargo vakarienė. Aišku, mes džiaugiamės turėdami tokius dalykus, bet kai buvo sukurti va tokie,
technologiniai sprendimai patogūs ir praktiški, tai kalba apie mergelę. Va, ta apranga yra irgi čia nesudėtinga. Klasikiniai stiliai, nėra kažkokių rėkiančių spalvų, sijonai irgi žemiau kelių, batukai patogus, va tas žirneliai va šitie, suknytės su gėlytėmis, daugiau uždara nei atvira, nešakyriškas visiškai, ar ne, čia dalykas. Ir vat kaip pavyzdys, na čia tokia labai Mary Poppins, ar ne, bet paprasčiau, gražiau galima. Gali būti kaip Jessicos Alba žiūrėjom, ar ne, tik tai netokie ryškūs įvaizdžiai, žemesnės truputį suknytės, daugiau to uždarumo. O čia dėdė, va, aplamai, ne tai svarbiausia mergeliai. Gražiai atrodyti, plaukučiai surišti, kad kuo greičiau ten susišukuoti, jokių ten tų, wow, šukuosenų liūtiškų ir panašiai. Svarstyklės, harmonija. Va čia reikia kalbėti apie vidinės harmonijas, apie išorinės, apie kaip žmonėms ten susitaikyti, kaip įvykdyti kokį tai teisingumą, irgi būti kažkokiuose tai, sakykime, ascendentas svarstyklėse, ne vienam filmuotis, kadangi mes kaip pavyzdį imam filmuotis, taip, ne vienam filmuotis, su kažkuo, būti partnerystėje. Čia labai tinka va tokie rilsiukai, kai kažkas užduoda iš šono tarsi klausimą, o tu atsakai į klausimą. Va šitas, va tokie pokalbiai labai yra gerai, jeigu ascendentas svarstyklėse. Ir reiškia, yra tas porinis toks dalyvavimas. Arba tu kažką tai darai, o kažkur tai yra kažkoks kitas žmogus, kuris kažką irgi daro tuo klausimu. Taip? Čia reikėtų demonstruoti, kad žmonės tai yra didžiausia pati vertybė, kiti žmonės, tiek mano klientai, ten mano draugai, mano bet kas, kiti žmonės yra didžiausia vertybė visada pateikti, pardavinėjami gelžbetoniniai blokai, sakykime, ne, tai kas žmonės didžiausia vertybė irgi, kad ten tiems kitiems žmonėms bus ten irgi patogumas, kadangi svarstyklės irgi Venera vadovauja, irgi apie estetiką kalbame, kad ten tie gelžbetoniniai blokai, jie puikiausiai gali būti užtinkuoti ten kažkokiais gražiais dažais ir namas ir ten nesimato ir ten žmonės jaučiasi puikiai ir panašiai. Tai turi būti diplomatiškumas būtinai tai, kame yra pateikimas. Drabužiai, viskas yra elegantiška, stilinga, estetiška. Vat vėl tą patį įdėjau Jessicos Albos irgi. Nu, vat turi būti labai stilinga apranga. Nu, tiesiog tarsi jūs tik išėjote iš dizainerio salono. Ir nesvarbu, kad džinsai paplyšę, bet tarpusavį suderinta, viskas yra balansas, stilinga, gražu ir dera. Būtinai turi dėrėti tarpusavį visą tai, ką rankinė prie batukų, auskarai prie rankinės ir panašus dalykai. Turi būti tas estetinis vaizdas, jisai labai labai superinis. Skorpionas, įtaka. Čia galima, skorpionams leidžiama manipuliuoti. 100%. Įtakoti žmonės, manipuliuoti. Šiaip dvyniai gali truputį melo įdėti irgi pasakų sekimo, nepaminėjau. O skorpionai, jie eina per manipulacijas. Ir jos suveikia. Jais tiki, kai jie ten truputį paseka pasakas. Ir kas čia yra su skorpionais? Darykite psichologinius kažkokius tai dalykus. Per psichologiją gali eiti, per įtakojimą, per manipulaciją, per kažkokius tai žaidimus truputį, taip? Per rizikas, kad pajungti kitus žmonės, taip, į tą procesą, kad panaudoti kitų žmonių išteklius, kad pasiekti savo kažkokius tai tikslus. Aišku, čia, jeigu mes įmame stilių, jis irgi daugiau toksai seksualus, laisvas, aptempti, odiniai ir visa kita, bet tiesiog tai gali būti tamsesni atspalviai, jeigu mes, sakykime, žiūrime skorpiono energijas. Na, va čia aš įdėjau tokį seksualų tarsi, aišku, taip mes neišeiname, bet, va, sakykime, kaip aš kalbėjau, apsirengiu maudimuką ir nufilmuoju, yra peržiūros. Gali būti, jeigu, aišku, nu, tas reikalinga įvaizdžiai kokiam tai. Maudimukams pardavinėti, pasiimkite modelius irgi, kurių skorpiono, ascendentas skorpione.
pritrauks. Dar skorpionas tokias turi tamsiai bordo spalvas, juodas tamsiai bordo spalvas. Tai va irgi galima kažkokį elementą pasidaryti irgi iš to. Na čia ta vidutinė nuotraukėlė, jinai tokia daugiau pati kaip moteris, ar ne, yra toks seksualumo įsikūnijimas, bet gal nelabai tikslinga nuotrauka, per šviesi, bet sakykime, va ta raudona, tai labai puikiai tinka. Turėjau kitokią nuotrauką, bet kažkodėl nepakeičiau. Ten bordo tokie atspalviai yra. Juoda ir tamsu kraujo tokios spalvos irgi įeina. Aha. Ir be žirniukų irgi, nebūtinai tie žirniukai, tik tai tie, kad yra, sakykime, ten mergelėms smulkus raštai kažkokie tai tinka, gėlytės tinka, o batai taip, tik patogiai. Ir jeigu, sakykime, išeinate, va, kur nu, neskirtas aukštakulniais, ten, sakykime, kai filmuotis, ar ne, va, bus nenatūralu. Toliau, ascendentas šaulyje tai yra prestižas. Jau prestižas, spalvos va tos violetinės tinka. Jeigu, sakykime, jeigu ascendentas šaulyje, tai valdovas yra Jupiteris ir Jupiteris tikrai pati jo mylimiausia spalva yra violetinė. Nes, nu, tai yra kažkas aukštesnio, karališkesnio, ar ne, o šitie mantijos visos karališkos, jos ten violetinės spalvos, dažniausiai kaip pasakas visokie žiūrime, arba ten, sakykime, karalienių aprangos violetinė spalva mėgstama, tai rodo tam tikrą titulą, ar ne, tam tikrą hierarchiją aukštuomenės ir panašiai. Tai va, čia turi būti prestižas. Ir išeiti, jeigu ascendentas šaulyje, jeigu filmavimas vyksta, išeiti su žirnelių suknele, kaip mergeliai, tai tikrai niekas rimtai nežiūrės. Nu, sakys, kaip pasakyti, atrodys, kad tas žmogus labai nusipigina. O jeigu jums norisi šaulyje išeiti paprastai, vadinasi, jūs save nusipiginat. O čia jau yra psichologinė problema, taip? Kaip ir kalbėjau, kad psichologinės problemas, jeigu žmogus negali filmuotis arba negali išeiti pagal savo šitos ascendentus, kaip aš čia neseniai kėliau rilsą, tokį rilsuką ten dirbtinio intelekto apie tai, kaip turėtų būti įrengti namai ir man pasipylė komentarų krūva, kokia čia nesąmonė, tai reiškia, žmonės negyvena pagal savo energijas tiesiog. Aš nedalyvauju tuose debatuose, niekada nesiginčiu ir jums niekada nerekomenduoju, nes dėl to, kad tai yra laiko gaišimas iš tikro. Vieniems labai tinka, kitiems kažkas tai netinka, ar ne? Arba aš negaliu išeiti kaip šaulys, apsirengęs, negaliu pakęsti violetinės spalvos, tai čia reikėtų pagalvoti, kodėl. Galbūt tas Jupiteris yra ten, nežinau, sudaužtas kokio Plutono arba Neptūno, arba jisai kažką tai pažeidžia, arba tai vaikystės traumos, arba tai giminės sistemos traumos, ten daug įvairių variantų gali būti, kai buvo pasakyta, nerieš čia nosies, kaip tu čia atrodai, ir ne, kuklumas, dorybė ir panašus dalykai. Ir žmogus gimsta su ascendentu šaulyje, arba aplamai pasi Jupiteris stiprus ir ar ten kažkokioje geroje vietoje stoja. O yra ta programa giminės sistemos, kuklumas žmogų puošia ir viskas. Ir žmogus nusipiginęs, žmogus atrodo per pigiai, nėra pasitikėjimo tokiu žmogumi. Tai štai prestižas mokytis, mokyti, skaityti pamokslus galima filmuojant, aiškinti, kaip reikia daryti, kaip, žodžiu, kritikuoti per kritiką, laisvai gali moralinius kažkokius įsitikinimus, čia naujas prasmes, klaida truputį, apie tikslus kalbėti, vėl paimkime tą patį gelžbetoninius sonetos blokus, kaip pavyzdys, kur atrodo visiškai netinka, bet, sakykime, kažkokia yra prasmė pateikiama, aukštas tikslas, sakykime, tie gelžbetoniniai blokai jums išlaikys jūsų namus ten 100 metų ir niekas ten nepakis ir ten yra, žodžiu, didelės prasmės tokius dalykus daryti, ar ne, ir vyksta pasakojimas visai kitoks. Ir tai bus natūralu. Tada tas žmogus pasakoja apie tai, ką jis tarsi visiškai išmano. Štai. Link geriausio verštis, visada geriausias, čia panašu į liūtą, irgi ta pati ugnis, kai man reikalinga viskas, kas geriausia, ir jums reikalinga tik tai, kas yra geriausia. Tai mes sukursime šūkius sukursime reklaminius, tai? Taip atrodo
taip atrodo. Čia jau apie raudoną kilimą mes kalbame, taip. Aišku, kai einate kasdieniškus dalykus, pardavinėjate gelžbetonio blokus, taip apsirengti, tai savaime aišku, ne. Bet kažkoks tai elementas, tai turi būti vis tiek kostiumas, turi būti suknelė jau ne žirniukais, suknytė, jau aukštakulniai būtų gerai, na, gelžbetono blokų gal ir ne su aukštakulniais, bet irgi pasiderinti, prisiderinti iš tikrųjų galima. Pasižiūrėti, kas atrodytų solidžiai. Ja? Ožiaragis. Taip, čia yra statusas. Čia jau eina klasikiniai kostiumai, klasikiniai visokie batai, kaklaraiščiai, moterims irgi juoda spalva, tamsiai mėlyna spalva, man tai mūsų buvusi prezidentė labai va tokia, įtariu, nežiūrėjau, bet toks įvaizdis, kad ascendentas ožiaragėje, tai Grybauskaitė, kuri nešioja tik tai tamsius kostiumėlius tokius, ar ne, ir viskas čia uždaryta, užsekta ir va toks va įvaizdis, tai yra ožiaragiškas. Statuso kūrimas, kurti sistemas, socialinis valdymas, patirtis, čia dalintis patirtimi. Čia kalbėti apie tai, kaip buvo kurta visa sistema ir koks rezultatas iš jo gavosi. Čia panašiai kaip jautis, kadangi kaip žemė, kad reikalingas rezultato parodymas. Atėjau, pamačiau, padariau, gavau rezultatą ir pasakojimas, kaip tas rezultatas yra pasiekiamas. Ir jeigu yra norima parduoti kitam žmogui, reikia kalbėti būtent apie tai, kad aš jums padėsiu kažkokius tai padaryti rezultatus. Taip, aš jums padėsiu pasiekti, sukurti sistemą ir panašiai. Ir nesvarbu, ką prekiaujate, sakykime, vaikiški mišinukai, taip, kaip pavyzdys dabar šovė į galvą, kaip mes galim pateikti, tai yra kažkokia formulė, taip, iš ko padaryta, kiek buvo atlikta tyrimų, kaip buvo sukurtas tas produktas, koks ten ilgalaikis, va tas žodis ilgalaikis labai, ne, koks tai ilgalaikis procesas ir kaip tai nedaroma atmestinai, nes kūdikių sveikata tai yra pats svarbiausias dalykas ir kaip negalima ten jokių daryti, fantazijų įjungti ir panašiai. Tai va, kokią temą be paimtumėme, ten galima tuos tekstus sugalvoti, sukurti ir padaryti. Svarbu, kad būtų va tie elementai, kuriuos aš dabar paminiu. Gelžbetoninius blokus pardavinėti čia yra lengviau. Aš už tai paėmiau kažką tokio, kas daugiau susiję, ne su vėžiu, pavyzdžiui. Taip, kaip dabar atrodo, čia yra rūbai neprasti, kokybė turi būti gera, bet jinai turi būti stilinga. Nu, vat, ikona, sakykime, ascendento ožiaragėje yra Monika Beluči, visada tvarkinga, dar jaunystėje jinai te plaukus pasileisdavo dažniau, bet plaukai va tokie surišti, kokios uodegėlės yra pats tas. Irgi, kad nesiplaikstytų garbanos vėjyje, kai jūs kažką tai pristatinėjate, jeigu jūsų ascendentas yra ožiaragėje. Taip, ascendentas vandenė. Va čia jau galima pasileisti plaukus. Kuo originalesnis žmogus, tuo jisai daugiau priimamas kaip normalus. O jeigu dar ten yra daugiau vandenio energijų, o dar planetos pagrindinės vandenė, tai tikrai. Bet čia yra kūryba, čia yra stebėjimas, čia yra išvadų darimas, čia galima apie ateitį kalbėti, kad ateityje va šitas produktas bus dar paklausesnis, dar čia kiekvienas kas antras turės ten tą, sakykime, gelžbetoninius blokus, apie kuriuos neįmame, kad ta yra ateities vizija. Piešti ateities vizijas, norint pritraukti tą savo sekėją, pirkėją, jeigu nori tik sekėjus, irgi kalbėti, ar ne? Visada yra tikslinė auditorija, šito nepamirškim. Ir pas tokį žmogų ascendentas vandenėje ateis irgi atitinkama tikslinė auditorija, kuri galvos irgi ten į priekį, planuos ir va taip galima susiaurinti, ar ne? Netgi tikslinės auditorijos, va tą, kad neimti absoliučiai visus, o paimti, kam mes iš tikrųjų norime kažką tai parduoti arba pritraukti, arba žiūrint, koks jūsų poreikis tuose socialinėse. Visuomeniniai kažkokie, tai galima paimti minę žmonių, sustatyti kartu filmuoti. Svarstyklėms užtenka antro žmogaus, o ascendentas vandenyje gali pasistatyti ten visą būrį kažkokių tai žmonių, kurie ten yra patenkinti, kurie ten svaigsta dar kažkuo tai, ar ne? Ir aš ten bėgioju su tai žmonėmis, kažkur tai kažką tai veikiu.
O štai spalvos yra balta, geltona, šaltiatspalviai, metalika, irgi šviesų panašiai kaip dvyniai. Nes čia yra oras, tai reiškia melsva, gelsva, šviesu, perregima, kažkas, jokių tokių juodų atspalvių, klasikinių, jokių tokių derinių, nestandartiniai, unisex drabužiai ten kabo. Tie dabar švarkai, kur yra madoje, tai čia yra vandenio energija, tokie platus švarkai ir platus džinsai. Tai va taip galima išeiti ir taip galima kalbėti. Na, aš čia įdėjau, aišku, jau tokį gryną atstovę, kai jau, na, aišku, tai yra publiko žmogus, taip, kai jau jai reikia truputį per daug, ten iš tikrųjų pas ją yra pažeidimai nemaži, tai va tas išsidirbinėjimas jau, bet čia yra vandenio energija. Išsidirbinėjantis vandenis, taip. Jai tinka, jinai populiari, jinai gali savo, aišku, šitaip išeiti, kalbėti gal, o kodėlgi ne. Visada reikia paeksperimentuoti. O gal, va, pavyzdžiui, užsidėjus kriauklę ant galvos ir gėlių puokštę, pašnekėjus, nu, turbūt gelžbetoniniams blokams nelabai tiktų, ar ne, bet sakykime, kažkokius tai rūbai, kažkokia mada, kažkokia kirpimai, kirpyklos, grožio industrija, ar ne, tai o kodėlgi ne. Visada galima paeksperimentuoti. Aišku, galima susilaukti labai daug heito, bet kam jie rūpi, tie heiteriai. Tegul kelia ten tos postus, rilsus į viršų, tegul kritikuoja, kuo daugiau ten tos kritikos, svarbu va čia, ar ne, kaip mes jaučiamės nuo to. Gal truputį irgi apie heitą. Sudėtingas yra dalykas ir labai daug žmonių nepradeda išeiti į socialinius tuos, todėl kad jie bijo heito. Ir klientų aš tų tokių turiu, ką man daryti, aš bijau, man reikia, aš negaliu ten parduoti, o aš labai bijau ir visa kita, žinoma, čia yra jau psichologiniai dalykai, kai su tuo tikrai reikia dirbti. Bet iš kitos pusės pradžioje skauda, o po to pasidaro dzin iš tikro. Na, kad aš pasakyčiau, kad man visiškai ten yra taip jau dzin, tai kartais būna tikrai, kai gauni kokį tai komentarą arba žinutės asmeniškos, kai ateina, būna kartais, nu, tas nesupratimas, ko tu čia, nu, kad užkliūvė, ne kažkam, bet yra tas suvokimas vidinis, kad žmonės, heiteriai, jie, nu, nedaro to iš geros kažkokios valios, žmonės yra problematiški, jiems yra sunku, sudėtinga, ypatingai šiuo momentu, kai labai daug pykčio, labai daug aplinkui, kažkur tai išsilieti, tai aš bent nueisiu į saugią aplinką, kur galiu išpilti savo visą mėšlą vidinį ir būti dar ir nenubaustam. Super, ar ne? Tai va, bet aš tokius žmonės blokuoju dažnai, jeigu jau ten eina labai piktos žinutės ir paskutiniu metu jau labai retai kada būna. Kuo mes mažiau kreipiame į tai dėmesį, tuo mes daromės nebeskanus heiteriam ir jie nebepuola, nes koks heito tikslas? Gauti reakciją atgal ir po to maitintis iš tos reakcijos. Tada vienas komentaras, tada atsakymas, tada dar vienas ir ten, žodžiu, sėdi patenkintas toksai išsipūtęs žmogus, kuris gavo energijos iš jūsų, o jūs ją žinoma atidavėt. Ir po to būna tuštuma. Tai vat apie tai reikia pagalvoti, kad o kam atiduoti kažkam savo energiją, sukelti savyje dar kažkokius negatyvius jausmus, tiesiog blokas lauk, pagalvokite apie tai, kad laiko irgi gaila. O pradžioje tos kritikos būna, nu, įvairios, bet su laiku priprantama ir pasidaro nebebaisu. Tai štai, tai va taip va pasirodžius tikrai sulauksit lietuviai konservatyvūs, jiems labai baisiai gali atrodyti. Ateis visi išpilti kažko. Ir ascendentas žuvyse yra fantazijos žodis. Padėti, žuvis yra vis dėlto apie empatiją, tai kaip ir vėžiukai panašiai galima kalbėti apie tuos jausmus, tik tai žuvis jos tokių tiesiogiai jausmų nelabai supranta, bet sakykime apie fantazijas, jausmingumą, apie pasaulio gelbėjimą galima. Ekologinės kažkokios tai temos, čia yra ascendentas vandenyje. Ir žuvyse visos šitos tvarumo temos pirmin tik tai. Irgi savo tikslinę auditoriją pagausite, kuriems tai yra svarbu.
Štai gylį rodyti, subtilius dalykus į kasdienybėje, kokia ta gėlė ten yra nuostabi, jos aromatas ten įkvėpia la la la, norisi nuo to dainuoti, šokti ir aplamai skraidyti ir panašiai. Gerai, gelžbetoniniai blokai, aha, jaukumas namuose, dar tokį židinį kokį parodyti, o dar baseinėlį prie to namo parodyti, o ten lelyjos vandens auga, ar ne? Ir tas namas pasidaro, galima pateikti, sakykime, jį kaip oazę, kažkokią tai nirvaną ir panašiai. Taip, tai va. Aš aišku, čia taip perdėtai truputį jums sakau, bet, na, kiekvienas individualus atvejis ir ten reikia žiūrėti. O kodėlgi ne? Va, iš šitų pastatė namą ir va ta būtent aplinka, va šita va gamta, galbūt ten aplinkui miškas, galbūt ten prie jūros, galbūt ežerėlis, galbūt kažkas, va tie elementai papildomi, apie kuriuos dar plus kalbama yra. Mistika, vaizduotė, čia galima kurti, tapyti, piešti, kalbėti, nusikalbėti, pafantazuoti, jungti labai vaizduotę ir svarbu, kad ten būtų ta energija tokia. Tai štai, prabėgome, jeigu dabar yra kokių tai klausimų, man į četuką parašykite, aš atsigersiu vandenuko, gal kažką reikia jums pagilinti, paaiškinti, gal kažką, ką aš turėjau omenyje ir panašiai. Mes įtilpome dabar į valandą, kaip ir buvo planuota, valanda pusantros. Jeigu kol kas viskas aišku, tai mes tada važiuosime tolyn. Ar aplamai tema įdomi? Mhm. Tai visgi vėžys, aha, sensilo daugiasluoksnis. Taip, tas toksai motiniškas įvaizdis. Seksualumo čia nėra, jeigu mes įmame konkrečiai kaip Angelina Jolie, tai seksualumą jinai yra paslėpusi kitur. Tas poreikis labai daug vaikų, tas poreikis jaustis mama, ten tų vaikų pas ją ten yra gimdė ir priglaudė ir visa kita. Tai seksualumas pas ją eina per Venerą, kuri yra labai stipriai pažeista. Ascendentas ne, nesusijęs su mitybos ypatumais, tikrai ne. Štai, ir pas ją yra Venera, jinai yra pažeista Plutono, reiškia, yra padidintas tas seksualumas pas ją ir jinai tai parodo per vaidmenis. Jeigu jinai tai neišreikštų per vaidmenis, ten būtų labai negerai. Aktoriams yra super gerai, jie gali savo šitą veikėją. Scarlett Johansson taip pat yra Venera pažeista su Plutonu. Irgi taip pat yra va, tie seksualūs vaidmenys, per kuriuos, ta prasme, yra energija išnaudojama. Aktorystė yra labai puikus būdas iš tikrųjų savo parodyti ir pastebėtumėte, kad aktoriai, kai kurie, Jaredas Leto, pavyzdžiui, irgi ten yra plutonistas. Ir pas jį ir Neptūnas labai stiprus, tai vat narkomanus visokius vaidinti, demonus jie vaidina, taip. Al Pačinas yra plutonistas, kokius vaidmenis vaidina. Keanu Reevesas yra plutonistas, tas filmas Velnio advokatas, ten nerealiai jie savo, matote, jie renkasi atitinkamus vaidmenis, kad išreikšti save, savo vidinės energijas. Sostų karai, ten irgi buvo tokia kalba, antiek yra gerai parinkti aktoriai, kad, sako, toks jausmas, kad ten dalyvavo astrologas, parinkat. Sakykime, drakonų motina, jinai tokia meilutė, tokia švelnutė, o ten yra pasiutęs pas ją Plutonas. Tai va, jinai per vaidmenį degino, skriaudė, žudė, o gyvenime tada jinai yra rami. Todėl, kai jinai tas energijas, sakykime, išlieja į išorę. Tai va, pas aktorius yra labai dėkinga tokia. Taip, per motiniškumą, per rūpinimąsi vėžys, per jausmų kažkokią tai demonstraciją, motiniškas va tas va savybės įjungia.
jau mišinukus vaikiškus prekiauti, pardavinėti tikrai, matote, galima parinkti darbovietėse. Lietuvoje nėra įprastos praktikos, kitose šalyse iš tikrųjų yra, net yra etatai astrologų didelėse įmonėse ir pagal tai parenkama. Nereikia specialiai, sakykime, prekiauja mišinukais, pasirenka žmogų su ascendentų vėžyje, pavyzdžiui. Tai. Taip, apie mergelę paklausysite, apie mergelę buvo, kad ten praktiška turi viskas būti, labai labai praktiška. Naudingumas daikto, praktiškumas daikto turi būti. Tai štai, na ką, žuvyse, va, dar parodysiu paveikslėlius. Žuvis, na čia tokie kaip balinė suknelė, ar ne, daugiau į šventę eiti, bet va yra, kokia čia Renata man piešia skaidrių. Yra va tos uodegos žuvies, ar ne? Arba šitas vadinamas bomžo stilius. Va, kai suplyšę džinsai, kai atrodo tik ištraukta iš džiovyklės, iš skalbyklės, užsivilkta ir einama. Žuvų yra žuvų pailginti klajoklių drabužiai. Ilgi sijonai, palaidi plaukai, jeigu yra ilgi, labai gerai, tunikos, romantiškas vaizdas, kažkas vas nestandartinio, gali būti gėlės, gali būti vandens augalai, kažkokia tokia suknelė, tokia ilga, tokia vaidilučių rūbas irgi. Ir plaukai, va, jie tokie nutysę palaidi ir dar ta suknelė iki žemės. Vat geriausias įvaizdis yra šitų vat žuvų. Taip. Va, tai yra vienas. Tuoj pasižiūrėsiu klausimukų. Nebėra? Gerai. Tai yra vienas iš rodiklių, ascendentas, kuris parodo, nuo ko galima pradėti. Žinoma, ten reikalinga lysti truputį giliau, žiūrėti ir aspektus, ir tuos valdovus, mes viską turime įvertinti. Vat mes praktinėse dirbtuvėse va tuo ir užsiimsime. Taip, mačiau klausimą, bet man nusileidžia. Suburti žmonės. Vandenį. Taip, originalumą savo, nebijoti rodyti savo kažką tokio, ko neturi niekas. Vandenys. Taip, nebūtina kaip Lady Gaga čia išsidirbinėti, nes kaip ir sakiau, ten yra pose pažeidimai, bet kaip vėlgi sceninis įvaizdis, ar ne, jinai kaip vat kalbėjau apie aktorius, taip jinai irgi va tą išlieja tą savo, tos pažeidimus, išlieja va šitaip, ar ne? Ir žmogus visiškai neheito, nežinoma, aišku, kaip jinai ten gal labai pergyveno pradžioje, bet jeigu būtų pergyvenus labai, tai tikrai neitų ten su tais mėsos gabalais arba tas aprėdimas, ar ne toks. Tai vad, kai žmogus išeina į sceną, jisai užsideda atitinkamą kaukę ir išlieja va tas neigiamas energijas, jas, kaip sakoma, kompensuoja. Tai va, jiems yra gerai, ne? Ir mums reikia. Kodėlgi ne, visokių burelių yra dramas. Ir štai, šiandien aš noriu pristatyti jums praktinės dirbtuves. Va šitas būtai matomo autentiškas savęs pozicionavimas pagal astrologiją, va kurių metu, jeigu yra atitinkamas tarifas, tai va tas vidinės nuostatas, va kažkas nesigauna, ne, kodėl nesigauna, va šitas nagrinėjimas bus, įjungsime mes ir psichologinius momentus, nieko nespausiu iš tikro, savanoriškai turi būti vis dėlto noras, netempsiu nieko labai už kupros, patarimai, mano patarimai ir pagalba, jeigu reikia pagalbos. Tai va čia pasakau iš anksto. Kaip save teisingai pozicionuoti, parodyti, veiksmus, kokius gali daryti ir kaip reikia daryti, kad būtų teisinga ir pagal jūsų vidinės va tas energijas. Astrologija yra toks dalykas, kuris yra suprantamas kol kas bent jau Lietuvoje labai, sakykime taip, primityviai, ar ne? Kad, tai ką ten, horoskopai, laikraščiai ten. O iš tikrųjų astrologija yra super, puper geras. Galima sakyti mokslas, nes vis tiek mes ten formulės darome, visokius tokius suvedame, reikia analitikos labai daug, kad va vieną rodiklį su kitu. Ten yra labai ir daug ir ezoterikos, vis tiek tai yra skaitmeninė ezoterika. Kai jau patyręs astrologas, jisai ir nuskaito žemėlapį. Ką reiškia, tai yra pagal pajautimą.
Matau, regiu, sužiūriu fiziškai, taip sakant, ar ne, rodiklius, vat kaip sakiau, aha, ascendentas mergelėje, valdovas yra Merkurijus, Merkurijus yra 5 būste, taip, logiškai, aiškiai, konkrečiai susiveda formulės, o po to prasideda kažkiek ir mistikos, kai jau ateina informacija, o kaipgi tikslingiau, sakykime, visus tuos rodiklius suvesti. Ir astrologija, kaip ir minėjau pradžioje, vis dėlto jinai praktiškai atsako į kiekvieną klausimą. Nes ten atsakymai yra. Aš labai myliu horarinę astrologiją, kurią naudoju, kai yra klausimas čia ir dabar, kai kilo ir iš karto yra žemėlapyje atsakymas, kai mes nustatome, matote, ant kiek visata yra gudri, taip, ir jinai duoda instrumentus žmonėms, tik tai juos reikia išmokti skaityti ir nuskaityti. Ir kol kas va, tas lygis, aš matau Lietuvoje, man sudėtinga yra pramušti, sakykime, kai aš pradedu kalbėti, na, apie pinigus tai dar yra, karminė astrologija dar yra, bet sakykime, va šitas nesulaukia tokio didelio susidomėjimo, nes tai yra labai neįprasta, kad astrologas gali pasakoti apie stilių, apie pateikimą, apie rilsus ir apie, nes lyg ir tai yra marketingo, ar nesritis. Bet jeigu aš visiškai nebūčiau domėjusis porą metų tais marketinginiais visais dalykais, žiūrėjusi savo, tai aš nelyščiau į tai. Bet kadangi aš išvedžiau savo stebėjimus, ar ne, savo tyrinėjimus, sėdėjau čia porą metų ties va šituo klausimu, tai aš galiu apie tai kalbėti ir iš astrologinės lygiai taip pat pusės, nes čia ir atsakymai irgi yra. Tik vat kaip ir sakiau, kol kas astrologija yra laikoma tokia horoskopai. Asmeninis horoskopas, pati populiariausia paslauga. Jau dabar įpratinu, kad žmonės ateina pas mane, jau šiaip nemažai laiko ateina pas mane su problemos sprendimu. Ir aš aplamai norėčiau, kad neliktų tų asmeninių horoskopų, kur ten yra paklodės didelė, žmogus paskaito, sunkiai supranta kažką tai ir padeda į šoną. Aš savo, ai vis tiek čia. Nieko aš čia nesužinojau apie save. Arba, gerai sužinojau. Tai va, tai yra daug giliau, daug įdomiau ir bet kokią sritį paėmus galima iš tikrųjų rasti atsakymus va šitose žemėlapiuose. Taip, gerai, užsivedžiau. Ir štai dabar kokios yra temos, čia dar mano tas kursas jisai gimsta, priklausys nuo to, kiek žmonių susirinks, kokie žmonės ateis, kokios bus jų užklausos. Tada susiformuoja galutinai. Data yra nustatyta kaip ir 20 balandžio, bet manau dar kokią savaitę gali būti, kad mes gryninsimės tas užklausas, ko norisi, kaip norisi ir kaip aš save matau ten. Bet pagrindinės temos būtų dar ir tokios, kad aš ir asmeninis brandas, koks jisai. Ar jisai aplamai yra reikalingas, ar yra nereikalingas. Kokia yra globali užduotis, tai yra apie Saulę, nes Saulė tai yra taip, yra savybės mūsų kažkokios, bet Saulė parodo ir misiją žmogaus, dėl ko žmogus yra gimęs čia ir ką jisai turėtų nuveikti dėl kitų žmonių. Tai irgi yra, sakykime, tai man reikalingas tas asmeninis brandas, kad aš galėčiau įvykdyti misiją, ar nereikalingas. Ne visiems jis yra reikalingas. Gali, kaip ir minėjau, apie astrologą, kuri yra pasislėpusi visiškai, kelia paveikslėlius vienodus praktiškai, bet paklausa, ten jos ir paslaugoms, aš suprantu, yra didelė. Sekėjų jinai tai neturi irgi 10 000, bet jinai kažką tai daro ir reakcijos iš tikrųjų žmonių yra didelės, ar ne? Tai asmeninis brandas kaip ir ten neveikia, nereikalingas. Ir tai yra jai teisinga. Ascendentas mes šiandien jau pakalbėjom, bet irgi gryninti galime, priklausys nuo tarifo, žinoma. Plėtra, kame yra jūsų plėtra, tame tarpe jūsų asmenybės, ko reikia, kad atsirastų galimybė kurti verslą, kokį verslą reikia daryti, ar tai yra freelancas, ar tai aš galiu sukurti didelę įmonę, ar tai aš galiu dirbti kaip fizinis asmuo, čia irgi tie klausimai, atsakymai būtų. Tikslinė auditorija, kaip man prekiauti, pardavinėti, ar smulkiai ir daug žmonių, rinkti ten grupę su, sakykime, įimu ten už kažkokią tai temą, ten 25 €, ar ne? O gal man ir susirinkti ten 100 žmonių.
O gal man labiau tinka 5 žmonės, bet jie man moka ten po 500, pavyzdžiui. Čia irgi žemėlapyje va šitas irgi galima nustatyti. Apie pinigus, kokie pinigai, populiarumo, kokios savybės gali duoti populiarumo, ką daryti su konkurentais. Resursai iš kur, motyvacija, kad neprarasti, per ką ateina įkvėpimas, ar reikia ten grupių, žodžiu, vat pagrindinės tokios temos. Aš čia surašiau, turbūt tai yra pagrindinės temos. O toliau kažkokios tai dar gali eigoje jos vystytis. Štai. Ir ką dar, kas vat, labai įdomu, tai yra, matote, paletės, pavyzdžiui, tinklelio kūrimas Instagrame. Galbūt irgi kūrėte tiesiog paveikslėlius kažkokius tai ar ne, ir vat reikalinga jums spalvų gama. Ten aš jau spalvas daugmaž parašiau, kokios yra tinkamos kaip ascendentas, bet pavyzdžiui yra rodiklis, čia buvo tema. Paskirų apiforminimas, pavyzdžiui. Jūs pagal ascendentą vienaip, o pavyzdžiui, Instagramo tinklelis yra kūriamas, ten kitas rodiklis bus kūriamas pagal, nu va čia yra, pavyzdžiui, tos žiedai obelų, tai yra jaučio spalvos, ar ne? Tai jūs, va, ascendentas jūsų jautėje, o va čia visai kampe yra, sakykime, paskira turi būti pagal Jupiterį, pagal šaulį. Tai va, yra vėl kitokia spalvų gama, ten 2-3 spalvas, taip? Čia yra šonės saturniškos spalvos. Va. Tai va, kaip pavyzdį parodžiau, iškosime palečių, derinsime ir spalvytės. Tai štai, taigi kviečiu aš jūs į praktinės dirbtuves, startuojam balandžio 20, tai vis tiek pradėsime mes dirbti, o paskui, kai jau susiformuos grupelės, tada mes jau bus tas startas, pats tas startas. Štaip, jeigu tarifas tik teorija, jūs tiesiog ateinate pradžioje, aš visiems susiunčiu jų žemėlapius, kam reikia, trumpos pamokėlės, va tokias kaip ir kėliau tam četuke. Susiunčiate man savo gimimo duomenis, aš visiems išsiunčiu žemėlapius ir tada išjungiu galimybę komentuoti. Ir nagrinėjatės pačios. 6 savaitės taip pat savarankiškas, tai čia galima bus klausti, užduoti klausimus. Jau bus grupelė klausimams užduoti. Bet irgi jis yra savarankiškas, nagrinėjau medžiagą, bet ar teisingai supratau, ne tai, kad viską pasakykit man, ar ne, bet aš ar teisingai supratau, o jeigu aš taip darysiu, kaip bus, o jeigu aš taip darysiu, ir aš tada įlendu į jūsų žemėlapius ir pakomentuoju. Ir yra 10 savaičių, tai yra tarifas grupinis, kur jau, na, reikėtų pamatyti rezultatą, ar ne, kažkokį tai ėjimo, darimo ir kaip sekasi. Va čia jau aš jau įsijungsime, mes bus susitikimai, 10 savaičių, 5 susitikimai numatyti, kai mes grupėse dirbsime, na, greičiausiai mastermind principų. Aš pagalvosiu dar apie tai. Ir sekantis etapas, jeigu jau norisi, kad aš lydėčiau ir kad jau, tai rudenį prasidėsianti mentorystės programa. Jinai prasidės spalį, dabar kol kas eina kita grupė, anksčiau už tai nedarau, turim kviečiu 8 merginas, dabar turiu kaip tik mentorystė eina 8 merginos ir aš ten tikrai nuostabius rezultatus irgi matau. Tai jeigu norėsis to palydėjimo, bet čia mentorystė bus vėliau. Ir štai 24 valandas po šito webinaro ir apmokėjimo yra sumažinti jums dabar pasiūlymai, tik teorija vietoj 60-45, jeigu savarankiškas vietoj 190-170, va šitos 6 savaitės, o grupinis tai yra 10 savaičių vietoj 450-390. Ir bonusas, va pabraukė man Renata čia, Mėnulės klube dalyvavimas 1 mėnuo, jeigu savarankiškas, o jeigu grupinis 2 mėnesiai, nemokamai galėsite dalyvauti, ten praktikų labai daug mes darome, dienos energijų, susitikimų, meditacijų, aroma vakarai pas mus vyksta, tai žodžiu įdomu, faina ir kvieščiau sudalyvauti. Ir visas veiksmas vyksta Telegram kanale. Kodėl? Todėl, kad matote, ką Facebookas kartais daro. Ir Telegram kanale labai gražus srautas gaunasi. Neišsimėto, neišsiblaško, užkabinti galima, todėl aš jį tikrai pamilau dėl jo funkcionalumo ir patogumo. Tai štai. Va, ir kaip tai vyks, 2 kartus į savaitę bus duodamos užduotis, savarankiškai darysite, o kas yra grupinis, ten jau
Mes susitikimus darysime, analizuosime, kaip geriau padaryti, aptarsime, kaip vat su gelžbetonio blokais kalbėjom, ar ne. Ateina, atneša žmogus savo kažkokią tai viziją, ką jis nori, ko prekiauja, arba kaip jis nori surinkti, ir mes tada aptarinėjame, bus stebėjimas socialinių mano tų tinklų ir nukreipimai, patarimai ir taip toliau. Ir va. O šitas dabar įrašas mes įkelsiu į Telegram čatuką ir registracijos formą aš taip pat įkelsiu tuoj po webinaro. Ir ačiū visoms, kurios dalyvavote. Jeigu turite klausimų, įtilpome į 1,5 valandos, super. Jeigu turite klausimų, klauskite, atsakysiu dabar. Ir žinoma, labai dėkinga visoms, kurios atėjote. Na, prašau. Dėkinga visoms, tikrai, kurios dalyvavote. Jeigu pasisėmėte kažko tai naudingo, valio. Jeigu bus kokių tai klausimų, dar klausimų, jūs galite, va tai kelsiu šitą įrašą, jūs galite drąsiai po to manęs klausti per klausimus, ten yra komentarų galimybė. Va, super. Na ką, iki susimatymų, lauksiu jūsų klausimų, lauksiu jūsų komentarų. Ir tikiuosi susitiksime su kažkuo tai iš jūsų praktinėse dirbtuvėse.